Sveiki, aš ruošiu užkandį, grįžau po treniruotės, tad reikia atstatyti jėgas. Na ir kaip tik man yra užkandžio metas, o Lidle radau persimonų, jos labai mėgstu. Tai galvoju, pats laikas pasigaminti, nes jau seniai gaminau šį desertą, kuris puikiai tinka prie kavos, puikiai tinka užkandžiui ir žinoma, kadangi naudosiu jėgas atstatantį kokteilį, tai puikiai tiks man ir po treniruotės. Tai kogi mums reikės? Mums reikės natūralaus jogurto, taip, jogurtą valgau kibirais, reikės granolos, tai renkatės savo mėgstamiausią, aš šiuo metu esu Lidle atradus vieną, kuri man skaniausių, jinai gal nėra pati sveikiausia, turi iš tikrųjų pakankamai daug cukraus, bet šiek tiek tikrai niekur nepamaišė, nes visiškai išvengti cukraus, kad ir kaip bebūtų, mes jo neišvengsim. Taip pat čija sėklų ir jėgas atstatančio kokteilio. Tai kągi mes darom? Mes darysim sluoksniuoti, tai imam kažkokią tai taurę, indą, į kurį mes galėsim sluoksniuoti ir ką darom? Dedam jogurto, tada šiek tiek granolos, šiek tiek persimono, o aš jau jį esu pasiruošus, susipjausčiusi gabaliukais, šiek tiek čija sėklų, dėsime kokteilio, man iš čia labai puikiai dera, nes šokoladinis, na ir vėl sluoksniuosim, dėsim jogurto, tinka toks iš tikrųjų desertas ir svečiams apsilankius, labai greitai pasidaro, skanu ir tikrai visiems patiks. Na ir va, ir taip sluoksniuojam. Jeigu nepatinka persimonas, nes tikrai žinau, kad yra žmonių, kuriem nepatinka persimonas arba, nežinau, ne tas metas, ne tas sezonas, nėra persimono, tai ką mes galim dėti, galim bet kokias uogas, puikiai tinka net ir tos pačios šaldytos uogos žiemą, tai čia jau jūsų žodžiu fantazijos reikalas, ką jūs įdėsit, skonio reikalas, tai nu va, dar šiek tiek sėklyčių, nepasiruošiau šaukšto, tai tai va, gaunasi štai toks nuostabus desertas, kuris tikrai labai skanus. Kaip valgytos miltelius dažnai klausia, tai susimaišom ir valgom, su jogurtu puikiai susimaišo. Na va, kavos puodelis, aš jį nuskanauti,